Sveiki bičiuliai, grožėdamasis Vilniaus architektūrą, nutarėm nuvykti į Lukiškių kalėjimą, aplankyti vieno bičo. Štai ir kalėjimas. Nors jis jau keli metai nebedirba, bet vienas bičas čia dar atlieka bausmę. Ir leis jį nufilmuot, tuoj parodysiu. Kalėjimas pastatytas 1905-aisiais per 4 metus ir tuo metu buvo vienas iš moderniausių. Deja, bet filmuoti buvo galima labai ribotose vietose. Čia yra Lukiškių kalėjimo vidinis kiemelis. Ant šios sienos ir kitų pasivaikščiojimo kiemelių sienų yra menas, padarytas kažkokios menininkės su gyvagalviu. Gyvagalvių čia kalėjo apie 80. O gyvagalviai yra asmenys nuteisti iki gyvos galvos. Tokių pasivaikščiojimų kiemelių yra keletas, jie beveik vienodi. Skersinis pasportavimui, nugaros tempimo pratimams atlikti, suoliukas, štai kitas kiemelis, analogiškai skersinis, suoliukas tik tai viduryje. Čia, kad nebūtų nuobodu keičiant kiemelius. Na, o štai čia vienas iš kalinčiųjų apartamentų. Labai kompaktiškas, sakyčiau, truputėlį klaustrofobiškas. Vaizdas į vidinį kiemelį pro langą. Geležinės lovas. O čia, kaip žadėjau, kažkokio kalinčiojo kamera. Pažiūrėsim, kas jis toks. Kažkur matytas snukis. Kaip ten jisai? Prisiminiau, bunkerinis pirdalius. Huilo. Privilegijuotas. Su kostiumu, matai. Bet kažko smirda pas tave, psišikės. Na, nieko nekalbi ir stovėk, čia aš einu į laisvę. Gryname ore kur kas geriau. Ir linksmiau čia kiemelyje. Pabuvus kalėjime supranti, kad ten mažai smagumo. Geriau laisvė. Ir grožėtis pro langą štai kad ir tokiais senaisiais Vilniaus stogais. Sėdėti geriau yra savo automobilyje ir važinėti gatvėmis arba liftais. Į kalėjimą visai nesinori. Bet į Lukiškes reikia sugrįžti, nes ten dar yra naktinio pasivaikščiojimo programa. Tad visiems palinkėsiu būti ir vaikščioti tik tai laisvėje. Po dienos įspūdžius užtvirtinu Vyšnių trauktinės bare. Analogišką barą radau praeitais metais ir Rygoje. O čia Rygos Tūlike radau tokį plakatą. Kas domisi krepšiniu, tas supras. Taigi, tiek. Čiau.